Kas yra svarbu ilgalaikėse distancijose? Nepertraukiamas darbas ilgainiui mažina produktyvumą, nes mūsų kūnas ir protas veikia ritmais. Mokslininkai aprašo ultradianinius ritmus. Tai trumpieji energijos ciklai, trunkantis apie 90 minučių. Pasibaigus tokiam ciklui, dėmesys ir koncentracija ima mažėti. Tyrimai rodo, kad po trumpų pertraukų atsinaujina ne tik dėmesys, bet ir padidėja kūrybiškumas, o klaidų skaičius sumažėja. Kitaip tariant, pertrauka nėra laiko švaistymas, tai investicija į efektyvumą, sveikatą ir ilgalaikę sėkmę. Ilsintis, smegenys perdėlioja informaciją, o kūnas susigrąžina energiją. Tai tas pats kaip baterija. Be įkrovimo net ir geriausias įrenginys išsikrauna. Kas tau yra geriausia pertrauka? Judesys, tyla ar kvėpavimas? Pasidalink su kolega, kuris gal net pamiršta pailsėti. Ačiū, kad žiūrėjai, pasirūpini savim ir aplinkiniais.